Labas. Tai kas manęs nepažįsta, esu Tija, mamos linija ir mažųjų ritmų įkūrėja. Priminsiu, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, tai spausk prenumeruoti, paspausk like po šio video ir pakomentuok. Ar lauki šių video, nuo kada stebi, iš kur sužinojai apie mus ir panašiai. Tai padėsi mūsų kanalui augti. O šiandien yra penktadienis, vakar kėliau naująjį video, bet šiandien daugiau užduočių turėsiu ne su mano veikla, ne su mano asmeninė veikla, bet su mamos linijos veikla, nes reikia Patreon susitvarkyti, nes mačiau kažkokie atnaujinimai pas juos, tai jau kaip ir pabaigiau, tada mačiau Stripe reikia nusiųsti ten dokumentus ir panašiai, taip stengsiuosi per šiandieną tą padaryti. Ir jeigu spėsiu, būtų gerai šiandien buhalteriai nusiųsti visas sąskaitas faktūras. Galiu ir per kitą savaitę drąsiai, bet norisi kuo greičiau, nes tai yra pats nemaloniausias darbas iš visų mano užduočių. Tiesiog atrodo pats lengviausias turėtų būti, bet tas sąskaitus atsisiuntimas, ieškojimas, ten jeigu kažko nerandu, ten reikia kreiptis tada į pačias įmonės, kad galbūt jie turi tas sąskaitas, faktūras, žodžiu. Tai šiandien tokios 3 užduotis. Esu išsikėlusi, kaip minėjau, praeitame video, taip pat ir savo veiklai kitai. Užduotis tai rasti partnerį ir patį pirmąjį partnerį ir klientę. Tai žiūrėsim, kaip čia sekėsi per savaitę laiko. O aš kol kas grįžtu pas mažylį ir pertraukų metu bandysiu susitvarkyti su užduotimis. Tai kviečiu pasižiūrėti kol kas, ką pavyko mums nuveikti per praėjusią savaitę ir to jau greitų metų vėl susimatysim. Pažiūrėti, kaip susi... Tokie gamta jau iš vandens lygio išpilus. Man čia neslidu, bet tau gali būti slidu. Ne, mano. Šiaip tai galėtų leisti būti. Mano kiti akiniai. Tu žinai. Ne. Nedaug.
Що? Прошу, смогу Ačiū labai. Ką nusikaltėlė? In der Siedlung? Achso, in der In der Siedlung. Stimmt. Ir tą tokį luobelę nuimė ir labai skanu. Kampečių padėti. Neštečių, nu. Tai pamatė mane einant iš aikštelės, man tai jie greičiau susugo tavo tuo. Vienas atnešė pieno, patalus nešė, supranti. O mane pamatė, žinai, aš pristatau, nes man ranka ten per pušį. It depends of a shape of a drill bit. Here we have it's almost round, and it's taking quite a long time to make that kind of hole, but it's very safe. Jeigu tai kažkieno ragas, čia senoviai gerdavo. Yra mažiukų ragiukų, žiūrėk. Įdomu, ar jie tikri. Ačiū. Atostogauti iš fronto ir po to grįžti vėl atgal. Taigi matau, herojams slava. Tai kągi gali ten įeidinėti, laukia turbūt savo dar vat Belozoras, ateina Lenkai, ten vėl tas naglas lankininkas, kuris labai mūsų susušnysa. Lankininkas padaro vienas lankininkas, tai prasme jis gali, jeigu visos strėlės pataiko, pas mus pusė žmonių nebėra iš karto. Tai iš tikrųjų labai baisus dalykas, mes labai dažnai nepropaguojam to, bet realybėj tai lankas padaro didžiulę žalą. Net netikėtinai neįdomu, tik porą žmonių užmušė, siaubas. Dabar jis grįžčiau pas juos dėl saugumo, nes mačiau, kad pirma strėlė iškart į auditoriją nulėkė. Ačiū Dievui, kad jos nepavojingos.
Kuršis neblogai pasirodė. Opa, gavo dilbių, puikiai kova, labai gražu. Guys, let's fight! Ant tilto vyksta tikrai įnirtinga kova, jie sprendžiasi. Opa, Supra prasileido į ranką ir net matomai skausminga, nes kalavijas buvo išmestas. Taip, suklykė senovės baltų balseliu. Jeigu tokį išgirsit kada miške, žinokit, kad tai senieji baltų garsai. Opa. Na ką, truputėlį iš kitur filmuojus, nes vyrui atostogos ir nelabai išeina ramiai pakalbėti kamerą. Va, o šiaip pavyko įgyvendinti visas mamos linijos užduotis, kokias buvau išsikėlusi. Tada dar prisėdau prie savo asmeninio Facebook'o profilio, pakeičiau ir pridėjau bio aprašymą. Ir tiesa, šiandien jau antradienis yra. Tai per visą savaitę atsirado pirma klientė, bet rytoj turėsiu konsultaciją su ja. Tai šiandien PDF ruošiu, žodžiu, ką mes apšnekėsim konsultacijos metu. Dar vėliau jį papildysiu, nes vis tiek konsultacijos metu kažkas, kokie papildymai gali atsirasti ir panašiai. Tai sekantis turbūt video jau bus ne vlogas, bet vis po konsultacijos pasidalinsiu įspūdžiais. Ir noriu pasidžiaugti, kad šiandien turėjom pirmąjį auklytės pasibuvimą, aišku, kartu su manim. Bet žiūriu, mažylis visai gerai priėmė, tai lauksim dabar ketvirtadienį. Ir laikau, kad viskas būtų gerai. Gautume ir auklės kompensacijai, kur savivaldybė skiria. Tai bus truputėlį lengviau ir su konsultacijom pačiom jas rengti, nes šį mėnesį tai vyras gali pabūti su mažyliu, bet vėliau tai jau negalės. Va. O aš keliauju mažosios paimt. Žiūrėsime, kaip šiandien sekėsi darželėje. Ir kol kas tiek. Na ką, esu po konsultacijos visa sukaitusi, man taip karšta. Bet labai gerai praėjo, labai džiaugiuosi, jaudinausi šiek tiek, kad galbūt nusikalbėsiu ar dar ką, bet buvau pasiruošęs iškart PDF failą, tai reikės tik truputį pakoreguoti, nes prisidėjo keli dalykai, nes vis tiek konsultacijos metu daugiau pašnekam, išsamiau pašnekam, tai aš tiesiog rekomendacijas atsakiau ir pakomentavau ir tada pašnekovė iš savo pusės galbūt kažkokias, ne tai pastabas, bet pakeitimus galbūt kažkokius nori padaryti. Tai labai džiaugiuosi, kad buvo vertinga, lauksiu atsiliepimo dabar. Tai šiandien, kai žiūrėsiu video vlogą, tai jo dėja nebus dar turbūt. Arba jeigu bus, tai bus va čia. Viskas. O aš keliauju valgyti, man badas ir jau atsikėlė mažylis. Tai einu pas tėtį su mažyliu, pasikalbėsim, gal išeisim pasivaikščioti. Viskas. Na ką, šiandien tiek. Tikiuosi patiko šis video. Ir dar kartą priminsiu, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, tai spausk prenumeruoti, like po šio video, pakomentuok, kas labiausiai patiko. Galbūt turi kažkokią veiklą ar idėją, tai gali irgi pasidalinti, labai smalsu. O kol kas tiek ir susimatysim kitą savaitę. Iki.